Nu, Migle, kaip tau seks filmas? Seni, Andrėjus man neatrašo. Tipo, atsimeni, kai aš to pasakojau, kad aš gavau jo TikToką, nes mums nepaėjo, tipo, telefonų. Tai jo, tai jis man tiesiog siunčia kažkokius rusiškos propagandos TikTokus, bet jis man nieko neatrašo. Tai ką tu darysi dėl filmo? Bleo, aš nežinau, bet čiūjų darysiu tiesiog be jo filmą. Biški be ryšio, bet nu kažkaip gal. Tėti, kaip manai, ar tu pažįsti Andrių? Ar esi kad nors su juo bendravęs? Taip, aišku, esu bendravęs su Andriumi, mes su Andriumi geri draugai, kartais net alų geriam biksuose. Gerai, o tai apie ką jūs maždaug kalbėjote, ką įdomus galėtume apie jį papasakoti? Andrėjus labai mėgsta girtis, kad jis yra gatvės menininkas, kuria meno kūrinius iš šiukšlių, jis netgi man yra pažadėjęs paveikslą. O tai kiek tu ilgai lauki to paveikslo? Nu, jau kokie 7 metai. Kokie yra maždaug Andrėjaus pomėgiai apart paveikslų? Jis mėgsta skrolinti telefonu visokiose bromose, mėgsta labai būti prie Rimi ir prašyti visų pinigų. Ką nors gal dar turi pridėti apie Andrėjų? Jam trūksta vieno piršto, kairio nykščio. O kaip manai, jis yra benamis, ar čia tik tai jis tokį įvaizdį turi? Manau, kad čia jo įvaizdis, manau, kad jis turi namus. O kodėl tu taip manai? Todėl, kad jis nesmirda. Выстроил в тени, сказал, что нужно нам идти. Мол, вот вам дембельский аккорд, решайте взвод. Нас ровно 10 дембелей, домой нам хочется скорей. Как не пойти? И мы пошли. Уходят парни за туман, ПК ВРД на караван. Бросок горам, душман салам. Герои мчатся, валют фугас, и пыль останется от нас. Но есть приказ, идет спецназ.